Labas rytas, sekmadienio rytas. Tai mūsų sekmadienio rytas prasideda nuo blynų, kaip ir vakar žadėjau, kad šiandien kepsim blynus. Tai pirmiausia, tai vaikams kepu blynus. Jie tai labai mėgsta bananinius tokius blynukus, tai dedu kiaušinį, bananą, avižinių dribsnių ir jogurto. Tai jiems labai patinka, skanu, tokie minkštučiai būna skanus. O po to savo kepsiuosi avižinį blyną. Čiams bus avižinis blynas, tai reikės vieno banano, vieno kiaušinio, kepimo miltelių, cinamono, avižinių dribsnių, pieno, dėsiu baltymų miltelių ir blyną paskaninsiu su kokosų jogurtu, riešutų sviestu ir uogytėmis, šaldytos avietės ir šilauogės. Pažiūrėkite, koks mano blynukas gavosi. Bus labai skanu. Tai uždėsiu jogurto maišių su riešutų sviestu. Dar šiek tiek į šitą padažiuką dėjau skonio lašiukų dėl saldumo, kad būtų truputį saldžiau. Ai, kaip bus skanu. Uždėsiu šaldytų aviečių. Šviežių neturiu, tiks ir šaldytos. Šilauogių. Ir pusryčiai. Labai skanus, baltyminiai, sotus. Einu pusryčiauti. Labas rytukas, sekmadienio rytas. Tepuosi vazeliną, nežinokite, mano tos lūpos pastoviai džiūsta. Be vazelino negaliu gyventi, reikia drėkinti lūpas, nes jeigu aš nesitepu, tada aš pradedu jas graužti. Kažkokį tai blogą įprotį turiu. Mažylis siautėja. Adam, nutempsi užuolaidas. Tai šiandien sekmadienio rytas. Lėtas rytas, lazy Sunday, kaip aš sakau, niekur neskubame. Tai vakar labai vėlai nuėjome miegoti iš tikrųjų, po 12.
Mažylis siautėjo, vakarojo, nes vėlai nuėjo miegoti pietų miegelio, tai vėlai atsikėlė ir vakarojome vakare. Tai atsikėlėme šiandien po 8, tai išsimiegojome. Sekmadieniais galima ilgiau pamiegoti. Tai šiandienos planai tokie, kad būsime namuose, nes orelis tai tikrai nedžiugina, praneša lietų šiandieną, tai nieko neisime. Tai susitvarkysiu namus, man kažkaip labai patinka sekmadieniais prieš naują savaitę susitvarkyti namus, apsitvarkyti viską, pasiruošti kitai savaitai. Ir kad būtų viskas švaru, tvarkinga, tai šiandieną maisto nereikės gaminti, nes vakar, kai pasigaminau, tai turiu šiandienai ką valgyti. Tai tokia bus tvarkymosi diena, self-care diena, pasirūpinsiu savimi, užsidėsiu kaukę, pakių kaukę. Keletą rytų aš atsikeliu užtinusi, kaip ir vakar sakiau, tokia užtinus atsikėliau. Ir ta akis man tokia šaroja raudona. Tai aš taip pagalvojau, aš pakeičiau savo veido priemonės. Ir manau, kad man tos veido priemonės visiškai netinka. Manau, kad nuo jų man tas veidas ištinęs, nežinau. Arba čia sutapimas kažkoks, tai net nežinau, bet jau vakare net nesitepiau tų veido priemonių ir šiandieną tikrai nesu tokia užtinusi kaip kitom dienom. Tai aš nusipirkusi esu, paskutiniu metu naudoju L'Oreal priemonės, tai čia yra paakių serumas. Tai čia toksai kaip fileris ir su hialuronu, su kofeinu. Tai nežinau, bet man jisai, žinokit, nelabai patinka, aš šiaip su juo tik tai vakare tepuosi, nes šiaip kai su juo pasitepi, man akys tokios traukia ir atrodo, kad čia sulipę viskas, taip nelabai man patinka iš tikrųjų. Ir tada naudoju irgi tą pati serija dieninį kremą, irgi L'Oreal, irgi čia su hialuronu ir su SPF 20. Tai vienu žodžiu ir naktinį kremą, taip pat iš tos pačios serijos ir aš manau, kad man nuo šitų priemonių aš tinstu. Aišku, čia įrašau, kad Replumping Moisturizing Night Cream Mask. Tai aš manau, kad man tikrai čia paplampina tą veidą ir aš tokia ištinus atsikeliu. Tai sakau, kai vakar net nesitepiau, nebenaudojau šitų vakare priemonių, aš šiandieną ryte aš jau nesu tokia ištinusi, tai aš manau, kad man tikrai netinka. Būsime namuose, tai nesidarysiu jokio make-upo, leisiu odai pailsėti, nes aš kai niekur neinu, tai tikrai nesidažau, nesidarau make-upo, tai šiandieną jau nebenaudosiu šitų priemonių, tai naudosiu tik tai veido kremą šitą Venės. Šitas kremas su SPF 30, antioksidant, jautriai odai, linkusi į raudonumą. Mano veidas yra raudonas, aš šiaip labai kompleksuoju dėl savo veido odos, dėl to raudonumo, tai aš dėl to, kai kažkur tai einu, tai stengiuosi tikrai pasidaryti make-up, kad užmaskuoti tą raudonumą, nes man tai nepatinka, aš labai kompleksuoju. Tai šitas kremas toksai, jisai yra kaip šiek tiek žalsvas toksai, tai jisai truputį pamaskuos tą raudonumą. Tai jeigu kas nors naudojate šias L'Oreal priemonės, šią seriją, tai man parašykite, pakomentuokite, ar jums tinka ar netinka. Šiaip įdomu jūsų nuomonė, aišku, kiekvienam skirtingai veikia tie kremai, vieniems tinka, kitiems netinka. Tai va, užsidėjau šitą kremą ir toks veidas skaistesnis, aišku, tas raudonumas vis tiek matosi. Tai daugiau nieko nesidėsiu, tai dabar paskutiniu metu dar naudoju šitą serumą iš Soap & Glory. Čia blakstienoms ir antakiams, kad pastorinti ir kad augtų, nes mano kažkaip antakiai irgi žiūriu paskutiniu metu ne tik plaukai slenka, bet ir antakių plaukeliai tokie retėja. Nors pas mane šiaip tų antakių niekada nebuvo daug. Čia priekyje jų yra, bet čia
šitoj daly, tai iš viso jų labai mažai ir pas mane jie labai šviesūs yra, nelabai matosi. Tai tepuosi šitą serumą, aišku, kartais pamirštu aš jį pasitepti, pamirštu naudoti, tai aišku, jeigu kiekvieną dieną naudotum ryte ir vakare, tai gal ir būtų tas efektas, nežinau, pabandysiu dabar kiekvieną dieną naudoti, stengsiuosi nepamiršti ir pažiūrėsime, gal ataugs plaukeliai. Tai nežinau, ar čia daro kažkokius stebuklus šitos priemonės, bet pabandysime. Tai viskas, šiandieną nieko daugiau nesidėsiu ant veido, leisiu veido odai pailsėti, atsigauti, vakare dar užsidėsiu veido kaukę. Tai dabar reikės keisti man veido priemonės, nusipirkti kažką tai naujo, nes iš tikrųjų tik tai vienintelį šitą kremą turiu. Ir daugiau nieko, nes naudojau tas L'Orealio priemonės, buvau nusipirkusi, bet dabar reikia keisti manęs, nes manau, kad tikrai man jos netinka. Tai va, einu apsirengsiu. Sekmadienio outfitas, džemperiukas, timpos, kojinės. Šitos timpos iš My Protein šiaip labai patogios, smagios, bet man kas nepatinka, tai man nepatinka šitie du dryžiai. Kažkaip mane erzina ir negražiai atrodo. Tai sportinė apranga mano šiaip pati mėgstamiausia apranga. Galėčiau kiekvieną dieną nešioti, nes man yra taip patogu, smagu, laisvai jaučiuosi. Tai va, lekiame tvarkytis. Laikas pietauti, tai šiandien pietų nereikia gaminti, tikrai lazy Sunday šiandieną. Tai pietus tokie patys kaip ir vakar, makaronai su vištienos krūtinėle. Jeigu norite receptuko, tai pažiūrėkite paskutinį vlogą, ten rodau, kaip gaminu šitą vištieną. Labai skanu, einu pietauti. Užsimaniau užkanduko, tai pasidariau tokią lėkštę. Tai paspjausčiau agurko, saliamio lazdelių, šitų, kur pirkau, man jos visai patinka, skanios. Ir tada traškučių, gal 20 gramų šitų tortilijos načo. Ir bus mano toks užkandukas. Vakarieniai kepsiu vėlgi lašišą, tai prie lašišos pasidarysiu kopūstų tokių salotų, nežinau kaip gausis, nes pirmą kartą darysiu šitą receptą. Tai pusę kopūsto tik tai susipjaučiau, susismulkinau, sudėsiu į kepimo indą, užpurkšiu alyvuogių aliejaus purškiamo, šiek tiek. Užbarstysiu česnako granulių. Ir druskos Himalajų. Ir išmaišysiu. Ir dėsiu į orkaitę kepti, bet tikrai ilgai troškinsis. Dėsiu pusvalandžiui dabar, pažiūrėsiu, kaip bus po pusvalandžio ir manau, kad dar gal reikės ilgiau, nežinau, pažiūrėsiu. Dabar kepsiu lašišą, tai vėlgi įsidėjau vieną porciją ir kepsiu karšto oro gruzdintuvėje 10 minučių. Mano vakarienė. Tai tuos kopūstus orkaitėje troškinau 40 minučių. Tai visai, žinokit, skaniai gavosi, jau paragavau. Visai neblogai, tikrai patiko. Lašišą kepiau 10 minučių karšto oro gruzdintuvėje. Ir marinuoti agurkėliai. Tai tokia mano vakarienė šiandieną, baltyminė ir labai skani.